Labas. Jei esi SketchUp pradedantysis, šis vaizdo įrašas yra kaip tik tau. Tai yra pirmoji dalis vaizdo įrašų serijos skirtos naujokams. Šiame įraše susipažinsime su SketchUp darbo aplinka ir jos paruošimu patogiam darbui. Tai yra kažkas panašaus, kaip pasiruošimai braižyti prie braižymo lentos ar darbo stalo. Pirmiausia, susirastume mums reikiamus įrankius ir juos pasidėtume patogioje vietoje. Lygiai taip pat ir SketchUp darbo aplinkoje. Mes galime susirasti mums reikiamus įrankius ir juos pasidėti mums patogioje vietoje. Šioje vaizdo įrašų serijoje demonstracija vyks SketchUp Pro versijoje, Windows operacinėje sistemoje. Svarbu tai paminėti, nes nemokamoje SketchUp internetinėje versijoje bei Mac operacinės sistemos SketchUp versijoje įrankių valdymas šiek tiek skiriasi. Na, tai nedelskime ir pradėkime. Pradėkime nuo SketchUp programinės įrangos paleidimo. Jeigu jau turite atsisiuntę programinę įrangą, ją galite paleisti 2 kart spustelėję ant piktogramos savo įrenginyje. Na, arba Windows paieškos laukelėje įvedę SketchUp ir tiesiog paspaudę ant piktogramos. Jei nesate įsidiegę SketchUp, žemiau po šiuo vaizdo įrašu rasite nuorodą, kur galite jį atsisiųsti. Paleidus SketchUp, pirmiausia savo ekrane pamatysite štai šį pasisveikinimo langą. Čia galite pasiekti savo paskutiniuosius projektus, kuriuos buvote atsidarę anksčiau. Taip pat galite pasiekti savo Trimble paskyrą, valdyti licenciją ir galite rasti mokamąją medžiagą anglų kalba. Prieš kuriant naująjį projektą galite pasirinkti darbo aplinkos ruošinį. Jie tarpusavėje skiriasi orbito stiliumi bei matavimo vienetais. Daugiau ruošinių galite rasti paspaudę ant More Templates. Aš pasirinksiu Architectural Millimeters. Atsidarius SketchUp, iš karto turime naująjį projektą. Su SketchUp darbo aplinka susipažinsime ekrano dalimis, nes taip bus struktūruota ir žymiai paprasčiau susipažinti. Pradėkime nuo pagrindinės meniu juostos, kurią turi kiekviena kompiuterio programinė įranga. Joje galite rasti visus pagrindinius programinės įrangos nustatymus. Pavyzdžiui, galite išsaugoti projektą arba galite eksportuoti projektą į kitą norimą reikiamą formatą. Taipogi galite pridėti papildomų įrankių juostų, rasti pagalbos skiltį ir dar daugiau. Na, o apačioje matote būsenos juostą, angliškai status bar. Tai sritis, kurioje pateikiama informacija reikalinga ar instrukcijoms gauti arba įvesti. Čia kairėje pusėje aktyvavę bet kokį įrankį galite matyti prompts arba instrukcijas. Kaip pavyzdys aktyvuosiu linijos kūrimo įrankį, tai yra pieštuką. Ir turbūt pastebėjote, kad iškart po įrankio aktyvavimo instrukcija pasikeitė. Dabar turime nuorodą Click to set first endpoint. Tai reiškia, nurodykite pirmąjį atkarpos tašką. Aš tai ir padarysiu. Paspausiu kairįjį pelės klavišą ir užfiksavus pirmąjį tašką, matome, jog instrukcija pasikeitė, dabar mūsų prašo nurodyti antrąjį tašką. Taipogi čia galima matyti papildomas instrukcijos arba prompts, tokius kaip įrankio naudojimas su papildomais klaviatūros trumpiniais. Taigi visada po ranka turite pagalbą, jei mokate anglų kalbą, tai reikia sekti instrukcijas. Būsenos juostos dešinėje pusėje galite matyti matmenų vertę arba angliškai measurements value. Tai iš esmės yra parametrų langelis, kur matysite realiuoju laiku kuriamos geometrijos pločio, aukščio ir ilgio duomenis. Kaip pavyzdžiui dabar, jeigu prailginsiu liniją, galite matyti, kad realiuoju laiku keičiasi ir informacija parametrų skiltyje. Taipogi įvesdami duomenis galite matyti, kas vyksta. Pavyzdžiui, jeigu noriu nurodyti, jog ši linija turėtų būti 4000 mm ilgio, aš galiu įvesti klaviatūroje 4000 ir paspausti Enter. Ir taip užfiksuosime linijos tikslų ilgį.
Beje, paspaudę dešinį klavišą virš status bar galite nurodyti, ką jame norite matyti. Galite išjungti prompt, galite įjungti ir taip toliau. Pereikime prie orbitos. Ta erdvė, kurioje kūriau liniją, yra trimatė erdvė, SketchUp vadinama orbita. Ji yra begalinė ir turi 3 susikertančias tarpusavyje ašis, kurios padeda orientuotis erdvėje. Būtent čia ir vyksta 3D modeliavimas. Susipažinome su pagrindinėmis SketchUp valdymo meniu ir būsenos juostomis, pereikime prie projekto turinio kūrimui skirtų įrankių. Kairėje ekrano pusėje galite matyti Large Toolset, didįjį SketchUp pagrindinių įrankių rinkinį. Jame yra surinkti visi svarbiausi įrankiai skirti braižymui, redagavimui, matavimui ir judėjimui aplink modelį. Na ir dar daug kitų įrankių. Įprastai gamyklinėse nustatymuose ši įrankių juosta bus kairėje pusėje. Tačiau jei norite juostą perkelti, tai galite padaryti užvedę pelytę į zoną, kur yra taškiukai ir nuspaudę kairįjį pelės klavišą tempti į bet kurią vietą. Užfiksuoti vietą galite paleidę kairįjį pelės klavišą. Jei vesite pelytę į kairįjį ar dešinį ekrano kraštus, įrankių rinkinio juosta automatiškai prilips. Reikia maždaug nunešti į kraštą. Dešinėje ekrano pusėje matote portfelį, angliškai Default Tray. Čia rasite visus informacinius skydelius. Juos atsidaryti ir uždaryti galite paspaudę ant kairėje pusėje esančias rodiklės. Čia rasite etiketes arba žymas lietuviškai, grupių bei komponentų organizacijos skiltį ir dar daugiau. Portfelio turinį galite valdyti. Pavyzdžiui, galite pakeisti skydelių eiliškumą. Laikykite nuspaudę kairįjį pelės klavišą šalia pavadinimą ir tempkite žemyn arba aukštyn. Taipogi galite išimti ar pridėti skydelius. Tiesiog paspauskite dešinį klavišą tuščioje zonoje ir pažymėkite norimą skiltį. Išjungti skydelius galite paspaudę ant kryželio esančią dešinėje pusėje. Portfelis dažniausiai yra reikalingas visada, tačiau jei visgi norėtumėte jo nebematyti, galite išjungti paspaudę ant kryželio. Na, o jei po to nuspręstumėte jį susigrąžinti, tai reikia nueiti į Windows, Default Tray ir paspausti ant Show Tray. Portfelio poziciją taipogi galite pakeisti, užvedę pelę ant pavadinimo juostos. Galite jį atkabinti, paspaudę kairį pelės klavišą ir tempdami. Perkeliant pastebėsite, jog ekrano centre pasirodys 2 simboliai. Jie yra skirti prilipdyti portfelį dešiniajame arba kairiajame ekrano krašte. Tai reikia užvesti visą portfelį kartu su pelyte ant vieno iš simbolių. Sugrąžinsiu į dešinę. Na ir paskutinis, bet nemažiau svarbus aspektas, apart didžiojo SketchUp įrankių rinkinio, egzistuoja žymiai daugiau įrankių juostų. Jas pasiekti galite per View, Toolbars. Na ir žinodami, kokio įrankio reikia, užtenka uždėti varnelę kairiojo pelės klavišo paspaudimu. Lygiai taip pat galite ir išimti įrankį. Na, o jei nueitumėte į Options, čia galite nurodyti, ar norite matyti didesnes ikonas ar mažesnes. Šiuo atveju turime nustatymuose didesnes, bet jeigu atžymėčiau, turėtume mažesnes. Tai tiesiog yra patogumo klausimas. Jeigu dirbate mažesnėme ekrane, yra patogu matyti mažesnes ikonas. Aš sugrąžinsiu į didesnes. Taip, uždarykime langą ir uždarius langą nustatymai bus automatiškai išsaugoti. Šiuos įrankius taipogi galite perkelti jums patogią vietą. Tai reikia užvesti pelytę taipogi ant taškiukų zonos ir galite perkelti, kur jums patogiau. Jeigu norite uždaryti sekciją, galite paspausti kryželį. Na ir po to vėlgi galite sugrįžti į Toolbars
ir susirasti tą patį įrankį ir nutempti į jums norimą vietą. Tai gali būti ir nebūtinai viršuj, gali būti dešinėje pusėje, kairėje pusėje. Aš paliksiu viršuje. Taipogi pasiekti įrankių sąrašą greičiau galite paspaudę dešinį klavišą šioje zonoje ir pasirinkdami norimus iš sąrašo. Taigi galime matyti, jog visą darbo aplinką galime susiorganizuoti taip, kaip patogiausia dirbti mums. Galime perkelti įrankių juostą, sudėlioti portfelį ir net pasikeisti įrankių piktogramų dydį. Na, o viso darbo procese jūs gali lydėti instrukcijos. Apart būsenos juostos, kur turite instrukcijas, dar detalesnes jas galite matyti portfelyje, atsidarę skiltį Instructor. Pasirinkę bet kokį įrankį, matysite algoritmo instrukcijas ir netgi papildomas rekomendacijas susijusias su klaviatūros trumpiniais. Na, o dar vienas tipas instrukcijų yra tai, kad užvedę pelytę ant įrankių, pamatysite iššokantį dialogo langelį su įrankio aprašymu, kokia jo funkcija ir ką jis daro. Na, tai iš esmės jūs turite viską po ranka. Kai jau būsite susidėję savo patogią darbo aplinką, galite uždaryti skiltis ir uždaryti SketchUp projekto langą. Kai atsidarysite naująjį projektą, jūsų nustatymai turėtų būti išlikę. Na, o dabar, kai jau susipažinome su darbo aplinka, tikiuosi, kad rasite būdą, kaip susikurti būtent jums patogią darbo aplinką savo. Nepamirškite, jog turite visas instrukcijas po ranka. Na, o dabar palinkėsiu sėkmės pradedant pirmuosius žingsnius. Ačiū, kad žiūrėjote ir jeigu norite, pasidalinkite komentaruose, kaip jums sekėsi. Iki kitų kartų.